Ar ir jūs vis dar šildote mišinuką plastikinėme buteliuke? Sustokite. Mes maitiname savo vaikus ne tik pienu, bet ir milijonais nematomų plastiko dalelių. Žurnale Nature Food Nature Food paskelbtas tyrimas šokiravo mokslininkus. Kaitinamas įprastas polipropileno buteliukas į 1 litrą skysčio išskiria iki 16 milijonų mikroplastiko dalelių. Įsivaizduokite, mikroplastiko koncentracija kūdikių organizme šiandien yra 10 kartų didesnė nei suaugusiųjų. Mes tiesioginė prasme paverčiame vaikus plastikiniais žmonėmis nuo pat pirmųjų jų gyvenimo dienų. Tačiau baisiausia paaiškėjo visai neseniai. Pamirškime mitą, kad plastikas tiesiog pasišalina iš organizmo. Mikro ir nanoplastikas nėra inertiška šiukšlė. Naujausi moksliniai duomenys įrodo. Šios dalelės turi aktyvų elektrinį krūvį. Patekusios į kraujotaką jos virsta mikrobombomis. Šis krūvis leidžia joms prilipti prie ląstelių membranų ir tiesioginė prasme perverti mūsų organus bei audinius, sukeliant uždegimus ir sisteminius pažeidimus, kurių neįmanoma išgydyti. Kaip apsaugoti vaiką? Saugumas šiai dienai – tai ne prekės ženklas ant plastikinio buteliuko, o saugumas – tai plastiko nebuvimas. Rinkimės saugias alternatyvas. Borosilikatinis stiklas, jis inertiškas ir amžinas. Medicininį silikoną neišskiria polimerų. Maistinį nerūdijantį plieną – patį tvirčiausią ir švariausią variantą. Plastikas nėra tiesiog šiukšlė, tai aktyvus priešas mūsų kraujyje. Mes turime žinoti tiesą apie polimerų poveikį gyvybei. Kviečiu mus visus rasti ir pažiūrėti filmą Nanoplastikas – grėsmė gyvybei. Tai nėra tik filmas, tai mūsų bendra išgyvenimo instrukcija polimerų pasaulyje. Pasidalinkime šio vaizdo įrašu, kad išsaugotumėm kažkieno sveikatą.